Klausyk, aš apie fašizmą neatsakiau. Apie fašizmą. Noriu dar apie fašizmą. Matui Maldeikį. PPS, žodžiu, dabar dedikuota. Taip, brangus matai. Taip. Nu gerai, atsakyk. Apie nacionalizmą jau viską kalbėjom ir turbūt čia nereikia dabar pakartoti, bet fašizmas, verta visiems, kam įdomus fašizmo reiškinys, verta perskaityti labai tikrai trumpą, gal 10 puslapių Benito Mussolini tekstą Fašizmo doktrina. Įmanoma tikrai jį išgooglinti internete, anglų kalba ir iš ten akivaizdu, nors ir šiaip bent tiek skaičius antrinius šaltinius apie fašizmą yra akivaizdu, kad pirmiausia nacionalizmui asmuo yra svarbiau už valstybę, valstybė yra priemonė tautai ir asmenims vystytis. Fašizmui valstybė yra galutinis tikslas, valstybė ir jos galios augimas. Čia mes turim antrą skirtumą, nacionalizme valstybė neturi augti ir plėstis, jinai turi tobulėti kultūriškai viduje tautos pasiekimais. Fašizmui valstybė turi plėstis. Imperinė plėtra, augimas, labai tas tiesiogiai įvardyjama yra tikslas. Galios kaupimas kaip toks, be jokios apibrėžtos pabaigos yra tikslas. Nacionalizmui, kaip jau minėta, kultūrinė raida, privalumas, siekis, kur atsiskleidžia tauta ir jos gebėjimai atsiskleidžia kultūriniai, moksliniai, visokioj tokioj veikloje. Fašizmui vienareikšmiškai karas yra siekiamybė, karas yra tai, kur atsiskleidžia kraštutinėse sąlygose žmonių gebėjimai, kas yra, kaip turbūt Benito sakytų, dorybės atsiskleidžia ir taip toliau, ko žmogus vertas atsiskleidžia kare. Ir taip toliau. Tai imperinis augimas, visiškas tautų nelygybės, apskritai net iš tiesų nemąstymas tautomis, nes tauta yra visiškai tarp kitko fašizme. Ir tas toks, turbūt tiktų sakyti, nyčiškas galios siekimo momentas visiškai priešingas yra nacionalizmo momentui. O nacizmas, kas yra dar kitas dalykas, čia reiktų akcentuoti, tai yra nebendramatės savokos. Nacionalizmas yra tiesiog principas, kaip organizuojama pasaulio tvarka. Ar imperinė, ar apibrėžtos bendruomenės, kuri valdo save pagal savo normas. Nacizmas yra šiaip ir taip ideologija, kuris siūlo visuomenę atsakymą apie tai, kaip turi būti sprendžiami įvairiausių sričių klausimai, ekonomika, taip toliau. Nacionalizmas tokių klausimų neatsakinėja. Ir nacizmas yra totalitarinė doktrina. Ką tai reiškia? Nacizmas, kaip ir komunizmas, totalitarinės doktrinos yra dvi. Iš esmės sako, kad egzistuoja vienu atveju gamtos, kitu atveju istorijos planas, kuris turi būti įgyvendintas. Yra partija iš didžiosios raidės, viena partija, kuri žino, koks tas planas turi būti, kas ten turi būti įgyvendinta ir imasi misijos padėti greičiau tam įvykti, kas yra gan kontradikciška, bet ką padarysi. Ir visi turi dirbti tuo tikslu. Ir viskas yra pateisinama to plano įgyvendinimo siekiant. Dėl ko išskirtinis totalitarizmo bruožas, absoliuti kalbos ir net minčių kontrolė, kišimasis į visus gyvenimo aspektus, reikalavimas absoliutaus lojalumo režimui ir tam planui, kurį neva įgyvendina partija. Tai yra logiška ir nuoseklu, nes tai yra absoliuti vertybė ir dėl to gali būti paaukoti visi kiti dalykai. Nacizme, kaip ir komunizme, be abejo, dėl kitų priežasčių, tauta niekaip nefigūruoja ir nėra svarbi. Ji yra, galima pasakyti, kad tam tikras reliktas gal, ar žaliava, nežinau, koks čia tiktų žodis, tarkim, naciams arijų rasinis mąstymas yra nacistinis mąstymas, arijų rasės gryninimo idėja buvo perženginti visas tautinės sienas. Tai buvo idėja, kad galim sukurti geresnį žmogų, apskritai totalitariniai sąjūdžiai yra naujo žmogaus kūrimo, antžmonių kūrimo tokios ideologijos. Ir tai visiškai peržengia tautinės sienas. Daugybė vokiečių dėl apsigimimų, dėl, tarkim, to paties homoseksualumo ar kitokių savybių jie buvo naikinami taip pat kaip ir žydai ar čigonai buvo naikinami, todėl kad grinoji ta kuriama būsimoji rasė, dėl kurios visas tas procesas vykdomas, jinai nebuvo tautinis dalykas. Jinai peržengė tautinės sienas ir ėmėsi pirmiausiai biologiniais bruožais ir be abejo išpažinimu tos ideologijos, to plano, kurį pažino tik partija. Tai nežinau, būtų galima gal tam po to nurodose nurodyti, kokių dar šaltinių. Matas Maldeikis, aišku, paskaitys, jisai vyras imlus mokslui, bet mažai yra labiau tarpusai prieštaraujančių dalykų, kaip kad fašizmas ir nacizmas, kurie yra gana artimi ir vienoje pusėje ir nacionalizmas kitoje pusėje, nors sąskambio panašumas yra.